Sveiki atradę mano video dienoraštį, kuriame aš dalinuosi savo kelionėmis, žygiais ir kitais nuotykiais. Kai nekeliauju, mėgstu žygiuoti. Esu įamžinusi 4 man svarbius žygius, tačiau kelionėse kojomis taip pat susukame nemažai kilometrų. Esu aplankiusi 24 šalis, iš kurių tolimiausia šiai dienai yra Amerika. Mano sąskaitoje 30 kelionių už Lietuvos ribų, o šiame videoje tęsime 31-ąją mano kelionę. Penktoji diena laive. Šįryt prisišvartavome baryje Italijoje, tai greit papusryčiaujam ir lekim į ekskursiją. Tai labas rytas iš autobuso, dabar yra 8:30 ir mes esam išsilaipinom Italijoje, Bari. Ir dabar važiuojam į ekskursiją. Su ekskursantais nuvažiavome kiek toliau nuo Bario į pietryčius, o ten Alberobello miestelis, kur ir bus mūsų ekskursija. Koks gražus pavadinimas, o dar gražesni nameliai, dėl kurių čia visi ir atvažiuoja. In the north we have a flat, large area called the Tavoliere delle Puglie, where you can find many grain, many cereal fields, and where the city of Foggia is situated. Instead, here in the central part we have the capital Bari and the national park Alta Murgia, and in the southern part we have many beautiful sandy beaches that are also known as the Maldives of Salento. Balti nameliai vadinami truliais. Tai vienaaukščiai apskrito arba kvadratinio plano pastatai, dengti kūginiais akmeninių plytelių stogais. Tokių namų Alberobelle yra apie 1000. O kaipgi jie čia atsirado tie nameliai? Kas dėl to kaltas? 100% nėra žinoma, bet labiausiai apkalbamas variantas, kad mokesčiai. Nuo 15 iki 17 amžiaus šis regionas priklausė Neapolio karalystei. Vietos valdovas leido valstiečiams statyti namus be kalkių skiedinio, tai yra sausai, vienas ant kito sukrauto kalkakmenio. Su mintimi, kad jeigu šie nemokės mokesčių, užtenka ištraukti vieną akmenėlį ir namas subirės. Po ekskursijos turėjome laisvo laiko. Norėjome užeiti į vieną iš namelių pasisėdėti, o čia lyg tyčia stūkso bariukas. Nagi negalime neužeiti ir neatsigerti vieno aleliumbo. Testuosim aliuką, vietinį, kraftinį, tai pas mane yra cream ale, pas Karoliui yra Belgian ale. Ragaunam. Taip pat, kadangi jau esame Italijoje ir Eurovizijoje šiais metais nuskambėjo plačiai Italijos kultūrai sukurta daina, aš turėjau tai padaryti. Aš nusipirkau espresso macchiato. Na ir va, pasveikščiojimas tarp žymiųjų baltųjų Italijos stogų baigtas. Laikas judėti atgalios, bet pamatė, kad laiko dar turime nemažai iki išplaukimo, nusprendėme dar po patį Barį pašmirinėti.
Baris – Italijos regiono Apulijos sostinė, taip pat cheminis periodinės elementų lentelės elementas. Dar Baris yra Kanadoje ir Velse, bet iš jų Bario turbūt seniausias visgi itališkasis Baris, o ir su Lietuva turbūt labiausiai susijęs. Iš šio miesto yra kilusi Žygimanto Senojo žmona, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė Bona Sforza. Senojo Bario uostas minimas dar 181 metais prieš mūsų erą, kuris regione tuo metu buvo žvejybos centras, senas Baris. Dėl to įdomu čia šmirinėti. Visai nieko tas Baris, bet labai jau karšta buvo, tai trumpai mes čia ir lekiam ilsėtis laivan. Rekordiškai maža porcija kišiai yra. Pagrindinis patiekalas mūsų šiandien vakaro. Bolonys makaronai. Pripaišė viską. Ir taip baigėsi 5 diena laive. Užsimerkiam, atsimerkiam ir štai 6 diena. O 6 diena pas mus yra diena jūroje. Tai reiškia, niekur mes neišlipam šią dieną, gulėsim prie baseino, skaitysim knygas ir gersim aleliumbą. Ką tu, Karali, skaitai? Oho, įdomi knyga. Labai juokinga, labai. Ką, labą dieną. Galvoju, reikia pasisveikinti. Šiandien mes visą dieną laive praleidom. Ilgai miegojom. Iki 10:30 miegojom. Tada atsikėlėm, nuėjom pavalgyti jau pietus. 10:30 buvo laiku telefone. Bet prasisuko valanda, tai buvo 11:30, kai atsikėlėm. Tada nuėjom pavalgyti jau pietus. Ir paskui pragulėjom visą dieną prie baseino. Žiauriai nudegiau nugarą. Dabar yra be 26, tai šiandien tokia diena visa laive. Dabar vat atėjom pasiklausyti koncerto į savo mėgstamiausią Manheteno klubą. Nešioja šampaną, dalina kokteilius, Karolio kokteilius. Šampanas, čipsiukų padėta. Žodžiu, ilsimės nuo saulės, gana degintis. Tai dabar varinėsim tiesiog per barus. Per barus ir galbūt, nežinau, nueisim į kvizą. Dar sakom su Karoliu, kad atrodo plaukiam po Graikijos salas, Graikijos kruizas. Bet labai atrodo, kad Italijoje būtumėm pabuvę, nes visi aplinkui šneka itališkai. Pasirodo, MSC laivas priklauso italams ir šveicarams, ane? Tai čia jų labai daug. Čia jų yra koks 70% italai yra. Šiaip šiandien pas mus, kai buvo baltasis vakaras, kai buvo neoninis vakaras, tai šiandien yra gala vakaras. Tai visi taip gražiai apsirengę vaikšto. Gėrimus nemokamai dalina. Tai va, parodysiu biškį, kaip čia atrodo viskas.
Esi matęs tiek daug Cezarių salotų lėkštai. Bet tu mėgsti, nes jau trečią kartą imi tokį. Sėdėm, klausom Stefaną ir ruošiamės kvizui. Turėtų būti už 7 minučių. Pirmą kartą sudalyvausim, pasitikrinsim savo galvas. Pažiūrėsim, kiek gudrus esam. Bet nugalėtojai duoda šampaną. Mes nežinom, ką su to šampanu darysim. Mes negeriam šampaną. Nu, mes jau taip galvojam. Mes čia labai gudrus esam. Čia 2 dienas bandėmės, šonė sėdėdami. Žiūrim, kad nėra tie klausimai labai čia kažkokie super sunkus. Tai. Ale. Pabandyti reikia. One question correct. Hands up. One question correct. Yes. One question correct. Did you get one question correct? Yes. 2 questions correct. Ne, pakelti 3 reikės. questions correct. Turbūt. O, gaus. Kas čia gaus? Gal 5 tradicijos. Dabar niek nežinau. O, vėl 5. Bet jau jaučiu per mažai, turiu, kad galėčiau žaisti. Čia tau ką turi, ne? Aš turiu dabar 120. O, tai čia laimėjai? Kažkas jo, va 5. Nieko. Wow, kosmonautas. Kas čia darosi? Dar nesibaigė, tai 210. Varom? Gal jau galiu pasiimti pinigus? Jau varys dabar iki dugno, ne? Diena jūroje baigėsi. 7 dieną kėlėmės iš lovos, sėdome prie pusryčių stalo, o po pusryčių išsilaipinome Santorinę. Taip, mes ir vėl Graikijoje. All the passengers with the number 12. Tutti i passeggeri con il numero 12. Atplaukėm nuo savo laivo su šituo keltu. Nefilmau, nes labai supo. Bijojau įkristi vandenį arba apsivemt. Ekskursijos čia jokios neturime, bet išsilaipinę pasiėjom iškart nuplaukimą į gražiausią Santorino miestelį Oją. Santorino perlas, baltai tinkuoti namai, su mėlynais kupolais, siauros gatvelės, terasos ant uolų virš Egėjo jūros. Tikra romantika. Viena populiariausių vietų pasipiršimams, medaus mėnesiams, netgi vestuvėms. Santorinė jau esu buvusi prieš 15 metų, tada teko matyti vestuves, bet stogelių mėlynų kažkaip atmintyje daugiau išlikę. Taip pat prisiminkime, ką kalbėjo apie Egėjo ir Jonijos jūroje esančias Graikijos salas. Taip, spalviniai skirtumai. Štai ta graikiška mėlyna spalva. Nebelieka geltonų ir raudonų spalvų. Vietinis Santorinio alus. Jie laudankiai. Mažas buteliuks. 10 eurų čia. Aš manau, kad dėl to, kad prie vaizdelio sėdam. Nes tokį patį matėm už 8 eurus anksčiau. Jau galvom, kad brangu.
užsipirkta. Patys įsileidžiam. Vaisių užsidėjom, buvo kitokių tokių visokių. Tai apvaikščiojom Oją ir grįžom į miestelį Firą, kuriame mus iš laivo paleido. Ten yra senasis Santorino uostas. Kol vež dar užmigti spėjai. O, žiūrėk, čia kaip namai įsidėstę, galim pažiūrėti. Ne taip nugludinta, ne taip išlaikyti stilius. Plaukia laivai, aptarnauti mūsų laivai. Ten dar vienas atplauk. Čia biškai pabėgė jau tie asiliukai. Kad neįspirsi. Bėdelė ta, kad paleido kiek per aukštai. Uostas yra žemai, po stačiais uolų šlaitais, kurie kyla apie 260 metrų aukštyn iki Firos. Ten galima funikulieriumi nusileisti, bet nenorim pinigo mokėti, arba asiliukais, o asiliukų gaila. Sakom, mes pavaikštantis esam, nusileisim tos 587 laiptelius žemyn savom kojam. Net nenutokiam, kokis kelias mūsų laukia. Biški baisu, jie čia eina taip pat. Tas koks stambus. Čia belė kaip slidu yra, einam įsikibę, nes akmenis marmuras nugludintas. Plius čia asilų šūdų. Dabar čia tipo išgraibstyta viskas. Tiesiog. Visi laiptai yra nušūdinti. Labai malonu lipti iki uosto yra. Laukiame eilėj, kad parplukdytų mus į laivą. Girdėjom, žmonės sakė, jau po pusę valandos laukia. Mes dabar vat atėjom. O eilė belė kokia. Po valandos laukimo pagaliau parjudom į laivą. Tas biškai geresnis atrodo. Ir tas mūsų užgista. Išsekę nuo laukimo ir lipimo pagaliau grįžom laivan ir čia mūsų laukia paskutiniai pasilinksminimai. Rytoj jau atsibusime Atėnuose ir kruizas bus baigtas. Paskutinis vakaras mėgstamiausiai vieteliai. Dar ateisim vėliau kvizą pažaisti čia. Per šniūrus. Taip pasibaigė mūsų kruizas po Viduržemio jūrą, bet kelionė ties čia dar nesibaigė. Jau kitame video paliekame Graikiją ir skrendame į Albaniją. Ten ir susitikime. Iki.